Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai papasakosiu apie smulkaus verslo schemą. SVS smulkio verslo schema, angliškai Small and Medium Enterprises, tai smulkiam verslui skirta schema, kurią gali naudotis Lietuvos apmokestinamas asmuo, juridinis ir fizinis asmuo, siekiantis taikyti atleidimą nuo PVM mokėjimo vienoje ar daugiau valstybių narių išskyrus Lietuvą. Apmokestinamas asmuo įsiregistravęs SVS kitoje valstybėje narėje naudotojų ir gavęs identifikacinį PVM numerį su žymeniu EX numerio pabaigoje, gali neapmokestinti PVM prekių tiekimo ir paslaugų teikimo valstybėse narėse, kuriuose jis nėra įsisteigęs. Įsisteigimo valstybė laikoma valstybė narė, kurioje yra įsisteigęs apmokestinamas asmuo. Tai yra valstybė narė, kurioje yra apmokestinamo asmens buveinė, kuris naudojasi smulkio verslo schema. Valstybė narė, kurioje apmokestinamas asmuo turi nuolatinį padalinį, nelaikoma įsisteigimo valstybė nare. Pavyzdžiui, jei apmokestinamo asmens veiklos buveinė yra valstybėje narėje A, o nuolatinis padalinys valstybėje narėje B, apmokestinamas asmuo gali būti laikomas įsisteigusiu tik valstybėje narėje A. SVS negalima taikyti valstybėje narėje, kurioje Lietuvos apmokestinamas asmuo turi nuolatinį padalinį. Jei Lietuvos apmokestinamas asmuo nori taikyti SVS valstybėje narėje, kurioje jis turi nuolatinį padalinį ir atitinka sąlygas, jis gali prašyti tos valstybės narės mokesčių administratoriaus išregistruoti jo nuolatinį padalinį PVM tikslais. Lietuvos apmokestinamasis asmuo, norėdamas pasinaudoti SVS išimtimi kitoje valstybėje narėje, turi būti įsisteigęs Lietuvoje, neviršyti registravimosi PVM mokėtojais ribos kitoje ES valstybėje narėje. Jo metinė apyvarta ES per praėjusius kalendorinius metus neturi viršyti 100 000 eurų be PVM ir nenumatoma šios ribos viršyti einamaisiais kalendoriniais metais. Neturi būti registruotas specialioje importo schemoje IOS skirtoje nuotoliniai prekybai prekėmis importuojamomis iš trečiųjų šalių teritorijų. Jeigu Lietuvos apmokestinamas asmuo atitinka visas sąlygas, gali įsiregistruoti SVS naudotojui ir iš VMI gavęs identifikacinį PVM numerį su žymeniu EX numerio pabaigoje naudotis išimtimis. Jei apmokestinamas asmuo tiekia prekes ir arba teikia paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, jis turi apskaičiuoti metinę apyvartą ES įtraukdamas tik pardavimo sandorius, kurių teikimo vieta yra toje valstybėje narėje. Apmokestinamo asmens nacionalinė metinė apyvarta konkrečioje valstybėje narėje yra bendra apmokestinamo asmens per kalendorinius metus toje valstybėje narėje patektų prekių ir suteiktų paslaugų vertė eurais be PVM. Įtraukiami tik pardavimo sandoriai, kurių teikimo vieta yra toje valstybėje narėje. Neįtraukiami atsitiktiniai sandoriai, pavyzdžiui, pastato ar pastato dalies arba žemės statybai tiekimas, naujų transporto priemonių tiekimas iš vienos valstybės narės į kitą, kiti sandoriai, kuriuo atitinkamai valstybė narė neįtraukia. Galimi du prisijungimo būdai prie SVS sistemos. Išorinis SVS portalas yra prieinamas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI, kitų VMI sistemų skiltyje pasirinkus SVS sistemą arba per išorinės sistemas ar su kitomis priemonėmis tiesiogiai prisijungus prie SVS sistemos www.vmi.lt/SVS. Prieš prisijungiant prie SVS sistemos, apmokestinamas asmuo turėtų per Mano VMI susiteikti atstovavimo teises SVS sistemoje savo ar savo įgaliotam asmeniui. Norėdamas įsiregistruoti SVS kitose valstybėse narėse naudotojų, Lietuvos apmokestinamasis asmuo turi pateikti prašymą Lietuvos mokesčių administratoriui. Prašymas tapti SVS dalyviu užpildomas ir pateikiamas elektroniniu būdu SVS portale pasirinkus skiltį Prašymas. Prašyme be identifikacinės ir kontaktinės informacijos
turi būti nurodytos valstybės narės, kuriuose apmokestinamasis asmuo nori taikyti SVS, jas pasirenkant iš pateikto ES valstybių narių sąrašo ir pažymint varnele. Toliau prašyme pildoma bendra prekių teikimo ir arba paslaugų teikimo Lietuvoje ir kiekvienoje iš visų kitų ES valstybių narių einamaisiais ir praėjusiais kalendoriniais metais vertė eurais, neįskaitant PVM. Pažymėtina, kad jeigu valstybė narėje metinė apyvarta atitinkamais kalendoriniais metais yra skirstoma pagal sektorius, tai kiekvieno sektoriaus metinė apyvarta turi būti nurodoma atskirai. Nurodoma ar pardavimai skirstomi pagal sektorius, prekės arba paslaugos, jei to reikalauja konkreti valstybė narė. Jei apmokestinamo asmens metinė apyvarta ES neviršija ES metinės ribos, apmokestinamo asmens prašymų duomenys išsiunčiami į kitas valstybės narės. Gavus atsakymą iš kitų valstybių narių, jei apmokestinamas asmuo bent vienoje valstybėje narėje atitinka SVS kitose valstybėse narėse taikymo reikalavimus, jam suteikiamas identifikacinis PVM numeris su žymeniu EX numerio pabaigoje. Ir apie tai apmokestinamas asmuo informuojamas sprendimu per mano VMI. Sprendimas dėl įregistravimo SVS kitose valstybėse narėse naudotojų priimamas per 35 darbo dienas, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gaunamas prašymas. Tuo atveju, jei kita valstybė narė prašo papildomos informacijos apie apmokestinamąjį asmenį, jam siunčiamas paklausimas per mano VMI. Prašoma informacija apmokestinamas asmuo turi pateikti per 10 darbo dienų. Apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs SVS kitose valstybėse narėse naudotojų, turi teikti elektroniniu būdu SVS sistemoje ketvirtinės ataskaitas, kuriuose turi būti nurodyta kiekvienoje valstybėje narėje per šį laikotarpį pateiktų prekių ir arba suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė eurais. Ataskaitos turi būti pateiktos už visus laikotarpius, kuriais apmokestinamo asmens registracija bent vieną laikotarpio dieną buvo aktyvi, o jos pateikimo terminas yra mėnesio einančio po mokestinio laikotarpio paskutinė diena. Pirmo ketvirčio ataskaita pateikiama iki balandžio 30 dienos. Antro ketvirčio ataskaita pateikiama iki Liepos 31 dienos. Trečio ketvirčio ataskaita pateikiama iki spalio 31 dienos. Ketvirto ketvirčio ataskaita pateikiama iki sausio 31 dienos. Jeigu apmokestinamasis asmuo prašymai įregistruoti SVS pateikia vieną kalendorinį ketvirtį, o kitą kalendorinį ketvirtį jis gauna identifikacinį PVM numerį pirmo ketvirčio ataskaitoj, kurią reikia pateikti be ketvirtinėje ataskaitoje nurodyto kalendorinio ketvirčio laikotarpiu atliktų sandorių vertės eurais be PVM, turi būti nurodyta ir bendra pateiktų prekių ir arba suteiktų paslaugų nuo prašymo pateikimo dienos iki paskutinės kalendorinio ketvirčio, kuriame buvo pateiktas prašymas dienos, vertė eurais be PVM. Jeigu apmokestinamas asmuo prašymą pateikė ir gauna identifikacinį PVM numerį tą patį kalendorinį ketvirtį, pirmo ketvirčio ataskaitoj, kurią reikia pateikti, turi būti nurodyta tik tų sandorių atliktų nuo prašymo pateikimo dienos iki paskutinės kalendorinio ketvirčio dienos, vertė eurais be PVM. Apmokestinamasis asmuo savo iniciatyvą gali būti išregistruojamas iš SVS, kai nori nutraukti SVS taikymą, jo vykdoma veikla yra nutraukta ar nori pakeisti įsisteigimo valstybę narę. Kai apmokestinamas asmuo išsiregistruoja iš SVS kitose valstybėse narėse naudotojų savanoriškai, jam karantino laikotarpis netaikomas. Kai apmokestinamas asmuo viršija ES metinės apyvartos ribą 100 000 eurų be PVM, asmuo per 15 darbo dienų nuo ribos viršymo datos turi pateikti pranešimą apie ES metinės ribos viršymą. Pranešimas apie ES metinės ribos viršymą užpildomas ir pateikiamas SVS sistemoje, nurodant bendrą pateiktų prekių ir suteiktų paslaugų sumą nuo einamojo kalendorinio ketvirčio pradžios iki ES metinės ribos viršymo datos.
To pasiekoje yra išregistruojamas iš SVS ir jam suteikto identifikacinio SVS PVM numerio galiojimas sustabdomas, nustatomas karantinas. Toks asmuo tada turi taikyti standartinę PVM tvarką kiekvienoje valstybėje narėje, kurie taikė SVS, jie ir toliau valstybėse narėse vykdo veiklą. Kai viršijama kitos ES valstybės narės metinė riba, karantinas taikomas tik toje ES valstybėje narėje, kurie viršijo ribą. Apmokestinamasis asmuo mokesčių administratoriaus iniciatyva pašalinamas iš SVS kitose valstybėse narėse naudotojų, kai kita valstybė narė praneša, kad asmuo šioje valstybėje narė neturi teisės taikyti SVS arba SVS šioje valstybėje narė nebetaikoma. Mokesčių administratorius turi duomenų apie ekonominės veiklos nevykdymą. Jeigu per 8 kalendorinius ketvirčius iš eilės teikdamas ketvirčio ataskaitas, apmokestinamas asmuo deklaruoja 0 eurų apyvartas, laikoma, kad apmokestinamas asmuo tose valstybėse narėse nutraukia savo ekonominę veiklą. Jeigu apmokestinamas asmuo nesilaiko reikalavimų, neteikia ketvirtinių ataskaitų arba nevykdo ekonominės veiklos, tai mokesčių administratorius išregistruoja jį iš SVS kitose valstybėse narėse naudotojų. Jeigu apmokestinamas asmuo teikdamas ar tikslinamas ketvirtinės ataskaitas viršija ES metinės apyvartos ribą 100 000 eurų be PVM, jis išregistruojamas iš SVS kitose valstybėse narėse naudotojų ir jam suteikto identifikacinio PVM numerio galiojimas sustabdomas, nustatomas karantinas ir išsiunčiamas pranešimas apie neįvykdytas prievolės ir reikalavimus jas įvykdyti. Iš SVS kitose valstybėse narėse išregistruotas apmokestinamas asmuo neturi teisės iš naujo teikti prašymą tapti SVS valstybės narės naudotojų likusią metų, kuriais viršyta ES metinės apyvartos ribos dalį bei kitus kalendorinius metus, nuo identifikacinio PVM numerio galiojimo pabaigos datos. Karantino laikotarpis priklauso nuo to, kada viršyta riba. Jis gali siekti iki 2 metų. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais. Ačiū už dėmesį.